Sveiki, kapitonai, žvejai ir turistautojai. Kai tik turiu laisvo laiko, važiuoju į gamtą. Žvejyba, turistavimas, vakarai prie laužo. Pradedant šį sezoną pagalvojau, kad reikėtų įsirengti camper boxą bagažinėje. Tai kad sutilptų daiktai būtiniausi, maisto gaminimo, aksesuarai ir žinoma visi įrankiai. Ir kad automobilyje būtų tvarka, tad kviečiu jūs pasižiūrėti visą procesą. Atnešiu maišą detalių, kurių pasiruošę esam. Čia biškį. Čia. Tai va, šiandien reikės išmatuoti bagažinę mūsų tam projektui. Bandysim startuoti. Labą dieną. Tai va, dedam detalės. Čia va mūsų kriauklė bus. Lankstai vieni, lankstai kiti. Varščiukų čia ką turėjau, tą surinkau. Einu, pamatau. Tai atvažiuoji matuotis neįsikraustęs bagažinės, aš nesuprantu. Labai greitai, manau. Metrą? Neatsimenu. 9 gal darom. Kur bagažinio atlenkimo rankenėlė? Šitų iš vidaus. Aš tau aną pusę, užteks vienos pusę. Metras 70. Tai ten reikia privalyti čia. Jau metras 80. Tilpsi? Tilpsi laisvai. O koks lygis va čia va tos dėžės turėtų būti? Turėtų būti 90 čia jau maksas. Au! Nu jo. 9, ne? Jo, nedaugiau 9. Reikia pasižiūrėti. Tu uždaryk bagažinę ir ateik iš ten. Nu. Nu jo, nedaugiau 9, nes čia tas va guzikas įsikiša toksai. Jisai neleis. Pločių niekas netrukdys. Ir aukštai, kad uždengtume garsiakalbį. Tai 2,25 čia jau. Darom 2, nes 5 bus čiužinys dar iki lubų, kad Tai paskui. 20. Nu. Ir čia dėžiai reikės išpjauti skylę subą, kad praeitų garsas. Nes kaipgi vakarėlis be muzikos. Nu, taip. Nu, manau, viskas aišku, čia daugiau mažiau. Sėdynės nusilengia, sukilimo čia didelio nėra. Čia ta dėžė būna čia, kai eini miegoti, sėdynės nulenkia, viską tik į čiupokštą atsilenkia ir... Tai viskas, ką tenka tik suprojektuoti. Einam dirbti. Dar mane išleisk iš bagažinės. Gerai. Tai ką, važiuoju pas Andrių, kolegą savo, kur užkūrėm visą šitą pirtį. Bandysim šiandien nuvežti į fingerprintą visą savo projektą ir tenais mums išfrezuos visas detalės. Tai labai įdomu, kas iš to gausis. Patys nekantraujam labai. Tai bus pirmas
mūsų projektukas toksai, kurį dėsim pradžiai į savo automobilį. Ir žodžiu, pamatysim, kaip viskas tenais atrodys. Jaučiu, bus labai gerai. Ten derinom, tobulinom, aišku, tobulumui ribų nėra, ten galima dar viską bandyti daryti. Dar be galvojant, mintim visom susidėliojant, visokių minčių dar kyla, ką buvo dar galima padaryti. Bet aš manau, kad į ateities tos projektus savo mintis pabandysiu realizuoti ir sudėti. Tai va, varau iki Andriuko, pasimatysim tenai. Ne, ta prasme, aš čia padariau šitus atskirai, ne, ir juos pjaunam ne iki galo, kad paliktume ten kokį pusę milimetro arba milimetrą tūrą, kad neišstumdytų nieko. Tada gausi, kad jau vos neturi dar praeit su... Jo, ir prisišlifuoti. Jeigu teisybės klausim, ir nori išgirsti teisybę, tai nėra. Dabar aiškink, kas čia kaip su kuos... Klausimas, Nikai, o tai kas lengviau bus, ar čia šokinėt laikyti, ar ten praeiti su siaurapiukliu akumuliatoriniu? Bet išlaužysim. Daug valymo bus, aišku. Išlaužysim. Tai omeny iškandęs. Aliuminio pjūkliuką. Ką žinau, bandom leisti taip, kas bus tankus, jeigu ką nukilinsim, kažkaip susigalvo tada. Ką, tu čia jau baigi sunešti viską? Nu, ja, kol tu čia savo kamerą susijunginėjai, aš pusę mašinos sunešiau. Prisidengiau operatorium tikrai, o dirbu aš. Jėga. Va, tavo visus detalės čia. Nice. Kaip bus įdomu pamatyti visą finišą. Turistausim su nauja dėžė. Bus cool. Nu, iki proceso. Varysim dėžę pamatuoti. Kilstel biškį paskui.
padėjau į vietą. Nu va, beveik į pabaigą. Pasadžiuko gabaliukas. Tas išsidės čia. Va, užsidės dar čia fasadžiukai. Ten atsilenks sėdynės, išsilenks. Čia stalčius iki galo. Čia stalčius iki galo. Bum, bariukas. Čia dar išsitraukti turės ir čia kriauklytė su kranu. Tai va. Man tai vat įdomu, kaip bus darinėjimas va šitas. Na, čia prilaikyti reikia. Stum. Visų pirma, reikia pritvirtinti, kad jisai nesikilnotų. Ir jį uždarinėti, kai jis yra va tokioj padėty. Čia turėsi sumarkyti. Arba va, jis tas brūkšnelis, žinai. Nu, Tai va žinosi, kad va šitas brūkšnelis gali pasižymėti su markeriu. nu. Tada važiuoji iki čia ir tada jau žinai, kadangi Nebeuždarysi. uždarysi. Tu turi vis tiek pirma. O, čia geras. Na, čia palei save. Panėsa. Tavo bariukas. Čia tavo bariukas. Nu. Gali nueiti parodyti, kaip pirmasis prototipas atrodė. A, va, einam. Tai Judita, man atrodo, matė šitą prototipą. Taigi per baidarės. Na. Čia tavo bariukas. Ne? Tiek užtenka. Ai, užtenka. Čia reikėjo pasižymėti su markeriu. Buvo kažkada pažymėta, man atrodo, bet nusivalė. Nu. Jo, čia pas tavęs dar jeigu stalčiai išsitrauktų. Bet aš čia klaidą padariau. Matai, kampukas šitas. Mano dėžė turėjo būti va, tokio va pločio. Jo. Tai tada viskas būtų čikipikai. Arba iš vis tavo dėžės gali būti dar siauresnės, čia su praskirimu meškerėms susikišti. Jeigu sėdynių nebūtų jo. Na. Jo, tada meškerės gali susistumti labai patogiai. Gal ir tūptų netgi. Tai čia reikia modernizuoti tiesiog šitą projektą. Gerai. Atrodys, kad aš čia per vieną dieną padarau.